Sveiki visi! Sveiki, pradėsim šią laidą muzikinę naujieną. Ingrida Jacikevičiūtė iš 7 B ir Artūras Jacikevičius dalyvavo konkurse Muzikos su šeima. Mokiniai gavo padėkas ir bilietus į kino teatrą. Festivalis Japonijos dienos Kaune sugrįžo. Ketvirtadienį Aktų salėje vyko anglų ir vokiečių poezijos vakaras. Einem Wipfel spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde, ruhest du auf. Little boy, full of joy, little girl, sweet and small. Cook does grow, so do you. The sunshine, you make me happy when skies are grey. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll draw the colored flowers. I'll be the perfect one at last. For love, for spring, for heart, I'll spare my counted hours. In men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and I look upon myself and cause my fate. Nothing is so beautiful as spring, when weeds in wheels shoot long and lovely and lush. Fresh decks look little low heavens and fresh. Frucht, the appointed timber. And now it's spring. The grass is green across the hill, with yellow blooms a daffodil. It's sunshine on a little stall. He likes to play and joke. He turned umbrellas inside out and blows men's hats away. O dabar žadėtas interviu iš Ispanijos. Dabar mes turime galimybę pasikalbėti su mokytojais, kurie visą šią savaitę dirbo Ispanijai. Labą dieną. Tai džiugu Jūs pasimatyti. Galbūt Jūs galite papasakoti apie Jūsų veiklą Ispanijoje. Sveiki visi, mes esame šiuo metu Ispanijoje, esame Mursijoje ir mes išvykome visi 10 mūsų mokytojų su Erasmus projektu, su akreditacija. Kaip žinote, gimnazija gavo akreditacijos projektą ir tai yra darbo stebėjimas, viena iš Erasmus sričių veiklų. Ir mūsų 10 mokytojų stebi Ispanijoje, Mursijos mokykloje, Buen Pastor ir patys veda pamokas. Taip pat kiekvienas iš mokytojų turi skirtingą tvarkaraštį, turi net kai kurie po kelis, po 2 mokytojus, kurie jiem padeda įsilieti į gimnazijos, į kolegijos bendruomenę ir dalinasi patirtimi su mumis. Dabar mes pakalbėsim su mokytoja Jelena, kuri visą šią savaitę veda pamokas Ispanijoje. Kaip Jums vesti pamokas Ispanijoje? Kuo jie skiriasi ir kuo naujus Jūs sužinojot? Labas rytas, buenas días. Visų pirma, mes juos nustebinam tuo, kad mes turim tokią pamoką kaip technologija. Man priskyrėm technologijos mokytoją, tai yra matematikos mokytojas. Ir iš tikrųjų vaikai buvo labai nustebę, kad mes mokiname valgyti ir jie jau žino, kas yra šaltibarščiai ir šakotis. Ir daugelis vaikų turi dabar mūsų šaltibarščių receptų. Dabar mes kalbam su mokytoja Ina. Mokytoja Ina, kaip Jums pravesti pamokas? Jūsgi rusų kalbos mokytoja, o ispanai rusų kalbos tai nežino. Tai galbūt Jūs papasakosit. Hola. Привет ir labas. Aš norėjau pasakyti, kad rusų kalbos jie visai negirdi ir buvo labai įdomu ir jam buvo labai įdomu, netgi ne tik vaikam, nes ir mokytojai. Dėl to, kad mes vedam ne tik rusiškai, mes vedam ir lietuviškai ir labai buvo malonu, kada po mano pamokos 3 ar 4 dienas vaikai bėgiojo per mokyklą ir visiems sakydavo labas, привет. Ačiū Jums labai. Tai dabar mokytoja Julita, pradinių klasių mokytoja, papasakos apie savo patirtį. Mes su Neringa esam 2 pradinių klasių mokytojos. Žinoma, pamokas vedame mažiesiems,
Labai įdomu, kaip reaguoja į mūsų pristatymus. Supažindinam irgi su Lietuva, su mūsų miestu Kaunu. Rodėm skaidrės apie savo mokinius, ką jie veikia. Tai jiem akys buvo didelės, kai matė sniegą, kad mes žaidžiame lauke su sniegu. Labai žingeidūs, pakankamai drąsūs, labai priema šiltai. Galim dirbti ir Ispanijoje. Gerai, puiku. Tikimės, kad jūs grįšit. Nu, mes irgi. O dabar filialo naujienos. Iki. Sveiki, šiandien su jumis Augustas ir Gabrielis. Gegužės 8 dieną Kauno švietimo inovacijų centre mūsų mokiniai dalyvavo kaligrafijos dirbtuvėlėje su Japonijos ambasadoriumi Tesiu Osaki. Vyko projektas Drakono įvaizdis tautosaugoje ir literatūroje. Kaip žinia, 2024 metai minimi kaip žaliojo medinio drakono metais. Todėl mūsų pagrindinio ugdymo skyriuje kalbų mokytojai pasiūlė mokiniams dalyvauti projekte Drakono įvaizdis mitologijoje ir literatūroje. Per pamokas mokiniai skaitė kūrinius, nagrinėjo juos, žiūrėjome filmus, na, o mokinių kūrybinių darbų paroda galime pasigrožėti štai čia. Мы хотим пожелать всем в этот год дракона сил, энергии, мудрости, ну и, конечно, благополучия. Пусть все ваши мечты притворяются в жизнь. Творческих вам и нам, и вам всех успехов. Jau antri metai mes dalyvaujame japoniško šokio Tanabata Adori flashmobe. Buvo Augustas ir Gabrielis. Ate.